Labas rytas, aš Aldona Grupas ir šiandien aš noriu Jums paskaityti trumpą novelę Michailo Landburgo Atrodė. Vertimas iš rusų kalbos Michailo Landburgo novelės Kazalas. Atrodė, kad šią minutę ponas Švarcas atsidūrė būsenoje, primenančioje dvasinį stabdį. Nemalonumai, paklausiau aš. Ponas Švarcas mįslingai suspaudė lūpas. Man susidarė toks įspūdis, tarytum mano protas nuolatos vėluoja, tarė jis. Bet ištrūkęs iš minutėlės susimąstymo, jis ėmė pasakoti apie rytinį žmonos skambutį. Kaip tu, paklausė ji. Ji pasakė, iš mūsų santykių išnyko aštrumas. Aš paklausiau apie ką tu. Ji atsakė, tu dėjai daug pastangų, kad sutrumpintų mūsų laimingo gyvenimo trukmę. Šit kaip? Aš taip stengiausi sutrumpinti mūsų laimės trukmę, kad tu, nutarusi nebeteikti man džiaugsmo, išbėgai iš namų. Ar tau neatrodo, kad tokiu būdu tu paprasčiausiai sutrumpinai dienas be mūsų, o mano gyvenimo? Pasigirdo. Galbūt, bet dėl to aš prailginsiu gyvenimą savo. Aš paklausiau, kur tu būni dabar? Savo praeityje, atsiliepė žmona. Savo praeityje be tavęs. Bet argi neatėjo tas laikas, kad tu atsiskirtum nuo tos praeities, kurioje nėra manęs? Paklausiau aš. Ne, atėjo atsakymas. Su praeitimi, kurioje nėra tavęs, aš dar nepasiruošusi skirtis. Dabar aš paklausiau, ar tau negaila mane palikti? Gavau atsakymą. Iš tavęs aš tavęs nepalikau, aš palikau tik laikinai. Pasigirdo laikinai, tai kuriam laikui nesupratau aš. Pasigirdo atsakymas. Laikas parodys. Ponas Švarcas atsikvėpė, susimąstęs jis nuleido galvą. Štai tokios gyvenimiškos istorijos Michailo Landburgo novelėje. Iki kitų pasimatymų.